Na ką, labas, mano mėlėjai, sveikinuosi jau iš Olandijos. Šiaip jau atostogos Lietuvoje baigėsi tikrai seniai, bet kadangi grįžau, čia vasara buvo pilnai įsibėgėjusi, oras fantastiškas, palyginus pagal praeitus metus, tikrai buvo labai karštos dienos, visi mėnesiai labai mažai lietaus turėjom, temperatūra beveik visą Liepą siekia 30 laipsnių. Vasara tikrai užskaityta, rugpjūtis irgi jau beveik praėjęs visas. Irgi buvo labai šiltas, toks tarp 27-28 šilumos. Lietaus, kaip ir minėjau, beveik visai nebuvo. Ten karts nuo karto šiek tiek palynuodavo naktimis ir tiek. Tai nepalyginsi su Lietuvos oru, mums šiais metais pasisekė daug labiau čia būnant. Na, o pačios atostogos praėjo puikiai, buvo toks tikrai susitikimas su šeima. Mamos gimtadienis praužė kaip reikiant. Pats nuostabiausias dalykas, kad pagaliau susitikau su sesė ir jos mergaitė. Praėjo 2,5 metų, man atrodo, nuo praeito mūsų susitikimo, tai tikrai labai buvau pasiilgusi. Gaila tik tai, jog išvažiavau aš iš Lietuvos prieš pat svajonės gimtadienį, bet taip jau sutapo viskas, kad atostogų pasiėmiau būtent tiek ir turėjau grįžti. Praleidom tikrai fainą laiką, gaila, kad tiek lijo, norėjau daugiau praleisti laiko lauke su svajonė, daugiau pažaisti kažkur kažką, papiešti su kreidutėmis. Šių planų įgyvendinti nepavyko šį kartą, bet kažkaip tikiuosi, kad susitiksim dažniau negu kas 2,5 metų ir vis dar turėsiu tą tokį kokybišką laiką su savo dukterėčia. Dažniau. Džiaugiuosi, kad išpuolė paskutinės dienos ganėtinai tokios neblogos, apart kad vėjas buvo didelis, tačiau nelijo, tai galėjom truputėlį pakeliauti ir po Lietuvą su visa šeimyna. Labai patiko, tikrai matėt paskutinę mano vlogę mūsų biržų išvyka, tikrai labai faina buvo, visi prisimenam ir taip smagiai praleidom dieną. Ir tiek, ir tada tos atostogos atrodo taip greitai prabėgo, nes geri dalykai visada greit baigėsi. Tuomet grįžau iš karto į rutiną, į darbus. Vieną dieną, man atrodo, dar turėjau laisvę po atostogų, nes kai grįžau, atsimenu, Lietuvoje buvo tikrai šalta diena, o čia atskridau ir buvo 34 ar 5 laipsniai šilumos. Žiauriai karšta buvo ir vieną dar dieną turėjau išeiginę, kad pailsėčiau, kad išskalbčiau drabužius ir susiruoščiau darbą ar panašiai. Tai kitą dieną atsikėlusi, šoviau tiesiai prie baseino ir deginausi, labai nudegiau, nieko nefilmavau, atrodė, kad taip laiko neturiu ir tą rutiną bandai įsivažiuoti kuo greičiau ir atrodo visur skubilėki, laiko nėra, pavargęs esi ir nenori darbą grįžti ir panašiai. Tai nieko nefilmavau, tuomet pradėjau tiesiog editinti Lietuvos medžiagą visą nufilmuotą ir dariau jums vlogus iš ten. O dabar reikia atsigauti ir grįžti į Olandijos rutiną, į Olandijos vlogus, vėl pradėti filmuoti dažniau, galbūt pavyks daugiau editinti. Vasara baigėsi, sezonas darbe irgi baigėsi po truputėlį, tai turėtų būti šiek tiek gal mažiau darbo ir sulėtės tas visas ritmas. Jau pasikeitė ir darbo valandos, dirbame nebe nuo 7, o nuo 8 ir turime vieną trumpesnę dieną. Tai šiais metais aš išsirinkau ne penktadienį, o trečiadienį. Tai trečiadieniais dabar visuomet dirbu iki be 15:03. Tai tokia trumpesnė diena, vidury savaitės. Aš pati taip nusprendžiau ir tikiuosi pasiteisins. Sugrįžimo intarpas pasišnekėjimas įvyko, o noriu pasakyti, kad rytoj su savo drauge Evelina, čia mano darbo kolegė, vykstame į Den Bosch miestą, truputėlį pasivaikščioti, palydėti vasarą. Čia toks kaip vasaros uždarimas, tai norim paeksplorinti miestą, paplaukioti valtimi, pavalgyti kokios skanaus maisto ir tiesiog pasižiūrėti, ką gero turi tas miestas. Pasistengsiu nufilmuoti kažką. Evelina nelabai mėgsta filmuotis, tai nežinau, kiek čia pavyks jos į tuos kadrus įterpti. Susitiksime iš rytojus. Nu ką, pagaliau susirašiau, lėkiu iki autobusų stotelės. Man šiaip gal 40 minučių važiuoti. Be persėdimų Evelinai bus vienas persėdimas, dėl to šiaip fainiai, nes tas antras persėdimas bus jai į mano autobusą. Tai
Den Bosch miestą pasieksime kartu. Tai labai faina. Tai lėkiu, autobusas kažkur už 9-10 minučių. Man čia jau prie pat, visai nebetoli. Šiek tiek buvo pradėję lašnoti, tai išsigandau, galvoju, eina savo, nepasiėmiau nei skėčio nieko, bet taip grinai keli lašeliai. Tas dangus toks šiek tiek apsiniaukęs, bet man atrodo, kad čia nupūs vėjas. Ta debesį labai greitai ir apseisim be lietaus. Labai tikiuosi ir noriu šiandieną praplaukti kanalais, kadangi yra paskutinis vasaros savaitgalis, tai norėtųsi jį palydėti taip vasariškai, su kažkokiom vasariškom veiklom. Tai manau, pasiplaukėjimas kanale būtų pats tas. Viskas atvariau į Den Bosch, laukia Velinos, nes jai truputėlį ten nepasisekės autobusu, kažkur net ten išlipo, tai dabar teks laukti ganėtinai ilgą laiką. Gal valandą ar kažkas tokio, tai tiesiog vaikšnėjau po gatves, labai gražias Den Bosch gatvelės ir tiesiog fiksuoju labai fainą tokį šeštadieninį gyvenimą šitą mieste. Nes visi kažką švenčia, plaukia po kanalus. Va, girdit muziką, čia yra iš kanalo, vienam iš laivelių merginų balius vyksta. Tai visos dainuoja, švenčia, geria šampaną ir šoka. Prisėdau, galvoju kažkur kavos atsigerti, bet planavom kartu nueiti į Starbucką. Tai tiesiog pasidėsiu, pasivaikščiosiu, palauksiu. Outfitukas mano šiandienos. Tokie šilkiniai marškiniai su zebriukais. Kažkada gal prieš porą metų Humanoje esu juos atradusi. Labai gražus, tokie ryškus, akcentiniai, bet problema yra labai lambdos. Lyginau šiandien tikrai ilgai, bet vat atrodo užsidėti rankinuką ar kažką ir jie iš karto lambdosi. Na, bet nieko. Cuteos.
Labas mano kukučiai. Sugrįžtu iš po savaitgalio. Tokio faino labai. Pabuvome Den Bosch mieste su draugė Evelina. Išlydėjome vasarą. Tas oras man buvo kaip užsakytas tokiai progai. Ir galiu pasakyti, kad tikrai įsimylėjau tą miestą, nes jisai man toks mielas pasirodė. Tikrai prižadėjau savo dar ten sugrįžti, nes visai norėčiau dar tarp tų gatvelių, šalia kanalų išgerti kavos. Tai manau kažkada tai bus. Galbūt rudenį, galbūt žiemą, nes žiemos metu visada vyksta kokie nors kalėdiniai marketai, turgeliai ir panašiai. Tai pasibuvome tikrai smagiai, pasivaikščiojom. Ko labiausiai norėjau paplaukyti valtele, tai irgi pavyko šis planas ir tik nesitikėjom, kad tame mieste bus kermis. Kermis yra atrakcionai, kurie keliauja čia per visą regioną į tam tikrus miestus, miestelius, tai turėtų būti ir pas mus kažkada, tai man atrodo rugsėjo pabaigoj, lygiai taip pat kaip ir praeitais metais, net man atrodo esu užfiksavusi viename iš savo vlogų šitą dalyką. Tai nesitikėjom, kad mūsų viešnagės metu tenai vyks kermis, tai visai gerai, nes vakare jau šiek tiek sutemom, mes ten visur apvaikštinėjom, pamatėm, kad vyksta kermis pačiam centre, tai labai faina, nes nusprendėm pasisupti ant įvairių karuselių. Tai gaila, kad mano telefonas įsikraudinėjo ir nebelabai kažką aš iš tenai be prifilmavau. Paskutiniu metu pastebėjau, kad mano telefono baterija labai greitai miršta. Tai labai gaila, neturėjau papildomos baterijos pasikrauti, nieko labai daug ten aš nenufilmavau. Tai saugau bateriją, nes vis tiek šiais laikais viską mokame telefonu. Ir norėjau dar šiek tiek pasaugot, kad turėčiau nors 10% bateriją likusią. Be viso ko tikrai labai fainiai praleidom laiką, pavalgėm skanaus maisto, pasiplaukėm, pasivaikščiojom, užėjom į keletą parduotuvėlių, net aptikom tokią vintažinę plokštelių parduotuvę, užsukom tenai, praėjom pro centrą ir pro pagrindinės gatves Den Bosch, tada aptikom kermį, pasisupom, prisisupom. Ir tarp kitko, su manimi dar namo iš kermio kai kas parkeliavo. Palaukit. Štai šis jaunuolis manimi parkeliavo namo. Štai, žinot tos aparatus, kur reikia nukirpti siūlą. Tai va, siūlas buvo nukirptas. Šiuo metu jisai kaip ir tokios savo vietos nelabai turi, todėl sėdi ant sofos. Didelis, gražus, pasižiūrėkit, labai švelnus ir labai netikėtas gyventojas, tačiau kol kas gyvena čia. Jo vardas yra Barry. Barry yra mūsų naujas namų gyventojas. Nuomininkas. Kaip bebūtų gaila, vasaros 2005 metų puslapis yra užverčiamas, mano mėgstamiausias metų laikas. Ir įžengėme į rudenį. Jau rugsėjais prasidėjo, pas mus jis vis dar šiltas. Manau, kad labai greitai oras atvės, pradės kristi lapai, nes jau po truputėlį tai vyksta ir reikia tam ruoštis. Taip kaip ir praeitais metais bandžiau prisijaukinti rudenį, man iš dalies pavyko praeitais metais, aš nesijaučiau taip slogiai, kaip dažniausiai jaučiuosi rudenį. Tai šiais metais nusprendžiau daryti tą patį, reikės apsitvarkyti namus ir padekoruoti šiek tiek rudeniškai. Jaučiu tą, kad noriu visokios tos rudeniškos kavos, kad noriu bandelių visokių su cinamonu ir visa kita. Liktais tas rudeniškas vaibas ir ta nuotaika bunda. Pradėjau nuo nagučių. Tai vat mano rudeniškas edition. Rudens spalvų. Iš dalies džiaugiuosi, nes viskas labai spalvota, o kaip jau žinote, aš spalvas mėgstu. Taipogi, kai ką nusipirkau iš Sheino, tai būtų va tokia pora rudeninių kojinių su moliūgėliais ir lapeliais oranžiniais. Pamačiau ir galvoju, visai gal ir juokinga ir cute tuo pačiu būtų, tai nusprendžiau ir nusipirkau. Taip pat labai mielą dalyką, nes paskutiniu metu labai mėgstu šitus šiaudelius stiklinius ir aš turiu labai gražų su drugeliu. Ir šį kartą pamačiau tokį labai mielą su grybuku. Norėjau su moliūgėliu, bet su moliūgėliu neradau, kad būtų stiklinis būtent pats moliūgėlis. Buvo kažkiek plasmasiniai, tai nenorėjau. Tai ką galvojat? Manyčiau labai mielas toks. Bus šaltai kavai. Tokį nors pumpkin spice latte.
Ir tuomet dar buvau užėjusi į Action parduotuvę ir ten buvo keletą visai neblogų namų dekorui skirtų dalykų, kas susijęs su rudeniu. Ir jeigu gerai atsimenat, anais metais iš Lietuvos parsivežiau tokį oranžinį minkštą moliūgėlį, tai šį kartą pamačiau tokį baltą. Tik jisai neminkštas, o toks kietesnis yra, bet man labai gražus pasirodė ir tas dydis toks geras ir galvoju, visai man tiks namuose prie to oranžinio moliūgėlio. Aš jį kažkur tikrai sugalvosiu, kur jį padėti. Gražus ir labai kokybiškas. Man atrodo, buvo dar keletas spalvų, bet kažkaip tai nusprendžiau, kad prie oranžinio šitas labai tiks. Kas liečia moliūgėlius, tai dar radau tokį molinuką moliūgėlio formos. Manau, bus susidėti kokiam sausainiukam, ar saldainiukam, ar galų gale arbatai, ar kavai, ar cukrui. Štai, manau, ir kartu labai gražiai atrodytų. Ar ant pagrindinio stalo, ar ant kavos staliuko. Tikrai labai geros kokybės, labai gražios spalvos. Tikrai kažkur sugalvosiu šį padėti. Dar iš moliūgėlių. Tokių mini moliūgėlių pasiėmiau, jie buvo gal po 90 centų ar kažkas tokio. Jie visi tokie kaip ir keraminiai. Va, vieną pasiėmiau tokį oranžinį. Visi skirtingų formų ir skirtingų spalvų. Tai bus kažkur gražiai ant palangės jie priderinti arba ant kavos staliuko. Sugalvosiu dar. Ir kaipgi be žvakės. Tai šį kartą pasiėmiau vanila latte. Kvapas labai geras. Čia dabar šiek tiek užklijuota. Šiaip norėjau žvakės, kuri kvepėtų obuoliais, cinamonu arba kažkokiais rudens prieskoniais, tačiau nebuvo tokio. Tai šita žvakė vis tiek idealiai tinka, nes labai skaniai kvepia vanile ir tokia, kava. Labai geras kvapas ir dar patiko, kad turi dangtelį. Paskutinis dalykas, ką įsigijau iš Actiono, tai būtų dvi tokios šakos. Pagalvojau, kad visai bus gražu, gal pastatysiu kažkur prie veidrodžio arba prie šoninio staliuko šalia sofos, tik tai reikia man turbūt šiek tiek didesnės vazos. Tai šitą irgi dar sugalvosiu dalyką. Kol kas iš tokių rudeniškų dekoracijų pasiėmiau šiuos dalykus ir tuo pačiu viskas iš praeitų metų, tai vat, toks kažkas bus. Kažkas bus, šiek tiek gražiau, jaukiau, laukiu, kada susitvarkysiu ir jau galėsiu padekoruoti viską. Iš tokių atsitiktinių pirkinių nusipirkau iš Douglas dalykų. Didelė rekomendacija SPF kremui veido, būtent veido. Mano rekomendacija būtent šitam kremui veido yra dėl to, jog tai yra mano jau trečia tutelė. Ir aš jį naudoju visą šią vasarą, nuo birželio pradžios. Yra SPF 50+, tai ganėtinai stiprus. Ir jis yra skirtas būtent jautros odos ir sausos odos turėtojams, tai man jis tinka tobulai, nes visą dieną tas jausmas, jog oda yra pilnai pridrėkinta, nebėra to traukimo jausmo tokio, kažkokio nepatogumo ar dar kažko. Ir kadangi aš turiu melasmą jau 4 metai iš eilės, tai šiais metais aš nejaučiu, kad jinai taip stipriai būtų užbujojusi kaip, pavyzdžiui, praeitais metais. Tai šiais metais aš turiu tokias keistas dėmeles aplink akis, šiek tiek šalia lūpos, bet aš to kremo tiek tepiau ir saugojausi tikrai ir kepurę nešioju su snapeliu, kad būtų labiau šešėlis kristų ant veido. Ir šiais metais nėra taip blogai ir taip ryšku, kaip buvo anais metais. Kas įdėmiai žiūri mato, tačiau nėra taip akivaizdu, kaip vat praeitais metais buvo. Tikrai labai džiaugiuosi iš tų kremų ir jeigu kažkas ieško geros apsaugos nuo ultravioletinių saulės spindulių, tai žinokit, vat jūsų veidui šitas dalykas turėtų tikti. Jeigu labai riebi jūsų oda, tai turbūt nelabai tiks, nes jis tikrai toksai riebus, bet tos, kurios turi sausą odą, tikrai pabandykit, reikia apsaugoti savo veidą, ne tik kūną nuo ultravioletinių spindulių. Mano trečia tutelė per 3 mėnesius ir pirkau iš Douglas. Ir tai yra iš Bondi Sands. Dar vienas dalykas, naujas dalykas, kurį norėjau pabandyti irgi iš Bondi Sands, dėl to, kad man tas kremas taip patiko, galvoju, reikia pažiūrėti, kokių dar produktų jie turi. Tai pamačiau lūpų balzamą irgi SPF 50+. Ir čia yra Tropical Mango. Tropinis mango. Atrodo štai taip. Kai spaudys toks labai kietas yra. Bet kai tik pradedi tepti ant odos, jis tarsi ištirpsta.
Labai skaniai kvepia, saldus skonis. Ir turėtų taipogi apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Labiausiai, ko aš norėjau, kad jis drėkintų. Tai aš tikiuosi, kad lygiai taip pat kaip tas veido kremas, kad jisai drėkins ir lūpas, ir lūpos irgi bus tokios pridrėkintos ir jų netrauks ir jos neširpetos. Nes rudens metu pradeda širpetot lūpos, labai sausėja, jas traukia ir panašiai. Tai pagalvojau, kodėlgi ne, nes būtent rašo, kad drėkina, apsaugo ir sulygina. Nu tai matysim. Šito dar negaliu rekomenduoti, nes bandau pirmą kartą. Kvepia labai skaniai. Ir skonis neblogas. Neerzina. Dar vienas dalykas yra iš Elf. Šitą kosmetiką aš naudojau, kai gyvenau Amerikoje. Ten ji buvo labai pigi. Dėl to aš labai nustebau, kai grįžau į Europą, kad Elf kosmetika čia yra tikrai brangi, vos neprilyginama ten su L'Oreal ar Max Factor ar ten kažkokiam kitom brangesniam kosmetikom. Ir vis tiek turiu tą įprotį, kad aš vis dar noriu kai kurių dalykų, kuriuos naudojau ten, nes jie buvo išbandyti ir man jie visai patiko. Tai šių metų pradžioj pagalvojau, kad reikia pasižiūrėti, ką Elf turi Europos rinkoje ir galvoju, reikia nusipirkti ką nors. Šiaip ieškojau tokio specialaus primerio akių šešėliams, nes atsimenu, jis buvo labai geras, tačiau jo neradau ir galvoju, tai gal nieko nereikia, bet pamačiau tokią mineralinę pudrą, gal taip ją pavadinti, toks kaip make-upo užbaigimui. Man tikrai patiko ir aš ją visą sunaudojau ir galvoju, reikia gal nusipirkti dar vieną kartą. Tai va, atrodo taip, tokia va, mineralinė turbūt pudrytė, taip gal ją pavadinti, nežinau kaip ją pavadinti lietuviškai, nes angliškai tai būtų setting powder. Tai ką žino, tą žino. Štai tokia. Teptuko nebūna kartu, bet aš turiu teptuką ir tikrai fainas dalykas. Ir sutvirtina, ir tokį padaro vietomis ten, kur per daug blizga oda, tai sušvelnina tą blizgėjimą, atrodo natūraliau. Tai tiek pirkinukų. Ir dar prie to pačio pas mus yra, jeigu už tam tikrą sumą nusiperki dalykų, Douglas, tai renkiesi vieną arba du mėginukus. Įsirinkau tokius ir tokius kvepalus. Tai šitie nepatiko, nes labai tokie, labai saldus, aš mėgstu saldžius kvepalus, bet per saldus labai ilgai laiko aš vakare pasikvepinau abu riešus abiem kvepalais. Tai kai atsikėliau ryte, aš vis dar labai stipriai jaučiau šiuos kvepalus ir jie tokie erzinantis. Žinot, kaip būna kvapas? Erzina, tiesiog ne mano. Tai net nekomentuoju, tikrai nepatiko. O šitie visai neblogi Coach Gold. Atrodo štai tai buteliukas. Jie irgi saldus, bet jie yra švelnesni ir tarkim jau ryte aš šiek tiek jaučiau dar tą kvapą, bet jis jau nebebuvo stiprus. Tai, turbūt nelaiko tiek ilgai, kiek šitie, bet tačiau neerzina, yra tokie švelniai saldus ir visai neblogi. Tai tiek, pirkinukų tiek. Dabar eisiu iki parduotuvės, reikia nusipirkti maisto, pagaminti vakarienę. O rytoj man į darbą nereikia, tai rytoj apsitvarkysiu namus, pasidekoruosiu viską ir parodysiu jums.